Sveiki visi. Taigi bandysiu kažkokiu tais būdu parodyti progresą su CV6. Vis tik labai sunku filmuoti šį modelį, nes jo dydis yra tiesiog milžiniškas. Nežinau kaip vadinti. Neišeina man net į kadrą tilpti, nelabai įsivaizduoju kaip kažką ant jo parodyti. Bet kažką parodys. Taigi, iš karto turbūt matote, kad aš jį nudažiau. Nudažiau ir vidų jo. Čia tiesa nieks neprikliuota, čia viskas kabo ore. Tam, kad susidėti, žinot, kaip kas darosi. Tada aš surinkau lėktuvėlių šiek tiek. Dar su jais nebaigiau, dar trūksta čia judų tų vaikščiojimų žymių, kaip jas pavadinti. Šiokio tokio seninimo, bet sudėjau į lėktuvnešį lėktuvus, kaip čia užima vietos. Labai blogai, kadangi jie neturi užlinkimų sparnų, tai gal galvosiu kažkaip su kitais, kaip juos supjausit, gal tos sparnus, gal. Bet, nes jie taip vidų tikrai nestovėjo skleisti. Kitas dalykas, jie net netilpa į liftą skleistais sparnais, nieks taip nekėlė tikrai. Yra šitas telpa, bet vis tiek. Taip nieks jų nekeldo, manau. Tai va, dabar kas, sakykime, iš tokių įdomesnių reikalų, tai pradėjau daryti vidų, tai šią detalę, pabiškį detalizuoti. Čia viskas, kas yra joje, tai duota yra iš esmės iš ką papildo. Įdomus dalykas tas, kad šitų durų trumpėtis čia nenumatęs, čia jų nėra. Nors pats duoda čia šitą tiltelį, bet durų nedavė. Tai tiltelis į nieką. Kitas dalykas čia yra kopėčios. Kur jos eina, aš nesuprantu, bet jos yra, tarkim. Čia buvo duris, aš duris šitas išsipjoviau. Eurai, kad, būtų darytos. Galvoju, gal tai bus šiek tiek įdomiau matyti vidų. Dabar apie vidaus tą matymą visą. Trumpeteris yra įdomus, šiek tiek su savo šiais sprendimais. Dabar šiaip mes daug matom čia, ne? Gal šiek tiek ir pasileisim žemiau. Matysim maždaug taip, kaip mes turim matyti. Tai vaizdas visai čia kaip ir gražu, kaip ir visai įdomu. Ne, čia visai va gražiai viskas matosi, viskas toliau ir tada žiūri, kas čia. Kas čia? Kodėl čia yra pažymėtos duris, tai čia tų durų būt negali, o tų durų būt negali, kadangi čia, šitoj vietoj, dabar nežinau, kaip man pavyks parodyti, bet turbūt nelabai, šitoj vietoj net išpjauti negaliu, nes čia eina kaip kažkokia tvirtinimo detalė, toj pusėj laivo. Jeigu aš čia vat apsiversiu, tai va. Kas čia per sugalvojimas toks, aš likau visai nesupratęs. Čia nėra vienintelė vieta, kurioje yra šitaip. Dar taip pat yra pasyva čia. Va čia, tai yra tas pats reikalas irgi. Matome kaip struktūrinę dalį, plašiai va šitą. Kodėl taip čia padaryta, čia kažkas dar viduje segasi, čia, nežinau, čia aišku, eiliniai trumpeterio bairiai, kurie, turbūt nelabai turėtų stebint šiuo momentu. Bet jau ką darysi. Už tai, kadangi aš noriu padaryti
daryti šį modelį su pašvietimu. Tai pradėjus pašvietimu nuo pačio viršaus, tai yra nuo štai šio bokštelio. Dabar jeigu šiek tiek prisigesinsiu šviesą, esu užjungęs lempikės, kurios, manau, čia visai darys tokį gal įdomų vaizdą. Va. Jos čia yra paprastai pergręžtos per čia. Ne pergręžtos, įgręžtos ir įklijuotos. Tai jos čia atlieks. Tiesa, kažkodėl viena lempa beveik nebešviečia. Nežinau kodėl, bet akinietiški ledai. Gal nėra ko norėsti. Kitas dalykas, ką aš noriu pasidaryti, tai turbūt atsispausdinsiu kaminų cilindriukus. Padaryti, kad kaminas būtų kaminas iki pat apačios. Nes jeigu aš dėsiu šviesas į vidų čia, tiesa dar nežinau, ar aš jas čia dėsiu, tai švies ir kaminas, kas bus šiek tiek keista. Tai taip gal neturėtų būti. Tai va, toliau čia dasidėjau detalių, aišku, čia visas tas viršus, jisai yra iš rezino. Tiesa, kaminai buvo užpilti, jie buvo nekiauri, tai aš įsifrezavau jos, pasidariau irgi kiaurus, nes, kažkaip, nežinau, man neatrodė gerai, jeigu jie būtų nekiauri, vis tik kaminas, taigi. Tai va, tas progresas mano toks nedidelis, realiai jisai yra daugiau, kad aš paėmiau ir nudažiau štai šitą monstrositį visą. Ir kol kas tiek, daugiau labai kažko pasigirt savo kokiais progresų negaliu. Labai daug užtrunka laiko žaisti su fotoetchais. Šitą stiebelį rinkau, atrodo, per ilgai netgi, kaip tokiai mažai detaliai. Nes čia yra viskas iš metalo, visas tas yra iš metalo. Kiek tiek ir čia vėjo turbinėlė. Ir kas čia turėtų būti? Visas šitas viršus irgi yra iš metalo. Aišku, ledus labai ilgai užtruko padaryti. Nes reikėjo prasigriaužti kiaurai čia, pasidurt. Bet manau, kad ta tokia gimika visai čia bus. Visai gerai. Tai va. Taigi taip, iš lėto judu prie nežinau, net prie ko, prie didesnio išpildymo. Dabar šiek tiek klausimų turiu, kaip užsipildyti dabar tą vidų to viso laivo, nes aš žinau, kad kabėjo sparnai kažkokie, žinau, kad čia buvo kažkokių tais dėžių, bet kaip, kur jie buvo, informacijos nelabai radau. Tiesa, žinau, kaip atrodo lempos, kurias čia turėtų būti, kurias bandysiu padaryti tikras lempas, tai aš jas spausdinsiu ir bandysiu taip pat pravedžioti ledus kaip čia ir padaryti tokius taškinius, kad sudarytų tą vaizdą. Dar nusidažiau, aišku, aš ir grindis metalų. Pasirodo, vidus buvo nuskustas iki metalo, nuo dažų. Dažų čia nebuvo, nes tai buvo kaip gaisro pavojus, tie dažai degdavo labai ir buvo pamatyta, kad ten, kur nėra dažų, ten iš esmės tas gaisras nesiplėtoja, nes ten, kur yra dažai, ten jis dega. Tai dėl to čia yra metalo spalva. Aš čia dar murzinsiu, gal kažkiek tamsinsiu, purvinsiu, nes vis tiek tepalai bėga, čia visokie lėktuvai stovi, žmonės vaikšto, nors žinant laivyną, tai ten turėjo būti pakankamai ir švaru. Tai va. Toliau, čia iš vidaus yra nieks nedažyta. Kiek žinau, lygtais turėtų būti viskas viduj balta. Ar tikrai balta, nesu tikras, bet lygtais balta. O jeigu ne, tai šviesiai pilka. Mačiau modeliuotojus kitus darant abu variantus ir šviesiai pilka ir balta.
gal man baltas variantas atrodė šiek tiek tikriau, nes tada matosi daugiau tokių naudojimo požymių galima čia padaryti iš baltos spalvos. Čia baltos spalva labai užkasa dažyti. Tai aš dar neapsisprendęs, ką aš darysiu su vidum. Tai jeigu kas turit minčių, kokių dėžių čia prispausinti ar kaip jis atrodė, taigi turėjo būti ir tepalų bidonai, ne bidonai, polkiams, kaip jie dabar vadinys lietuviškai. Jeigu kažkur reikės juos čia sustatyti kažkur, taigi jie buvo laikomi, tai visi įrankiai ir visa kita. Nežinau, bet tikrai buvo daug detalių, kaip sakiau, turėtų būti sparnų, dar krūva pristatyta kažkur. Tai kol kas tik tiek iš tikrųjų su šiuo modeliu. Progresas kaip ir didelis, kaip ir tuo pačiu ne. Tiesiog jis sudėtingas yra, nes pasimatuot, pasižiūrėt, tiesa, reikėjo nusidažyti čia išorę, žinau, kad eina išorės spalva, vidus jau yra kita spalva, tai pasitaikyti reikėjo pasižiūrėti, kur kas dedasi. Yra kur nepataikiu, kur reikės dar dažyti, kažkaip praleidau, čia kampas yra, šviečiasi vidaus spalva. Na, bet viskas yra kol kas ant sakykime, dry fito, tai nieks čia nesilaiko. Yra įdomi vieta, kaip šitas, kad jisai niekur nesisega išskyrus ten tik tais patį galą ir pamenu. Lėktuvai krenta. Kad jie man čia nesubirėtų, jau netraukiuosi dabar. Bet taip bendrai paėmus, kol kas viskas kaip ir sueina neblogai. Negaliu aš čia labai prie kažko stipriai prisikabinti partus, tai tokių durų, kurios yra, bet jų nėra. Tai čia dėsim fotoetchą, jau nepjausysim. Tai bet tas šiek tiek vis tiek kažkaip keista ir atrodo nelabai normalu. Tai va, tiesa, perdažiau viršų visą su Amo Atom spalva, tai Ocean Blueberries, kuri iš esmės iš tikrųjų labai gerai atitinka tą spalvą. Jie tam pačiam komplekte turėjo ir atseit Whole Redą, kuris buvo visiškai ne į temą. Jeigu pamenat, kaip aš sakiau, tai šiaip labai keista, nes kol kas Amo spalvos būtent man labai patinka. Bet yra, kur žiūriu ir jie šiek tiek prasileidžia su realybė stipriai. Nežinau, kodėl tas sprendimas. Vėliau, aišku, tos degausingo kabelius, antiradarinius, kaip čia spaudinti. Na ir viskas, ten dar šiek tiek uždėjau priekio fotoetchą, bet ten nėra ką parodyti. Kalbės, tai nežinau, jeigu norit matyti, kaip lankstau metalą, jeigu tai yra įdomu, tai parašyti komentarę, aš parodysiu kažką. Ir manau, toks trumpas update'as, kaip man čia sekasi su šito laivu. Tiesa, buvau pamiršęs, tai šiek tiek dar įsiterpsiu. Aš labai norėčiau išmėginti padaryti jam vandens bazę. Aš galvoju, kad aš jo statyti nuo stogo nenoriu, aš manau, kad jisai gražiausiai atrodytų su kažkokia vandens baze. Tai yra iš permatomos dirvos daryti ją, ne kietą, bet permatoma grinai kaip vandenį. Dabar susiduriu su keliais klausimais, tai vienas iš tų klausimų yra toksai, kad jeigu kažkas susidūrė, tai kaip sunku gali būti padaryti, man čia grubiai reikės 5-4 cm, manau, gylio tą bazę, kaip tai gali būti sudėtinga, ar tai nėra taip jau sudėtinga. Principą žinau, tiesiog niekad neteko daryti tokio dydžio. Ir kiek tai svers, nes mano šitą laivą norėčiau pastatyti pas save į vitriną. Ir vitrinos mano lentynos yra stiklinės. Tai šiek tiek bijau, kad gali man jos nelaikyti. Paskaičiavau, kad čia gali prireikti grubiai apie 18 kg. Nežinau, ar dirva išdžiūvus keičia savo svorį. Litrų tai yra. Ar nežinau, koks svoris jos gaunasi, liktais daugiau gali čia būti.
Tai šiek tiek bijau šito reikalo, bet labai norėčiau pabandyti. Kitas dalykas, svarstau, kaip padaryti laivo maitinimą. Ar daryti su baterijom, ar daryti jį su kokiu lizduku per apačią. Kad čia viskas sueis, tai man kaip ir viskas aišku, nes čia patogiausia vieta. Yra tai ateis tiek bokštelis jau skylė, kur padariau. Ir čia galima nusileisti žemyn į dugną ir per ten išsivesti tą laidą. Tai jo. Jeigu kas susidūrėt su platformos, kaip čia, vandens imitacijos darimu, pasidalinkit mintim, būtų mūsų žinot nuomonę irgi. Dabar tiek, jeigu patinka, kas nors nepatinka, parašykit komentarą, pasakykit nuomonę, gal turit, gal dėliojat, gal matėt kažką, pagalba man praverstų. Tai ir tiek. Ačiū, kad žiūrit ir iki kito karto.